Dar viena įdomi tema. Luko 4 skyrius nuo 6 eilutės. Čia yra pokalbis Jėzaus su Luciferiu. Pokalbis toks, kai Jėzus buvo dykumoje, jis buvo užvestas ant aukšto kalno. Čia buvo išbandymas toks, užvestas ant aukšto kalno. Ir Luciferis sako Jėzui, sako, aš tau duodu visą valdžią ir visą spindesį. Visa tai man yra perduota. Ir tą valdžią, kam noriu, tam duodu. Labai įdomi rašto eilutė. Visų pirma taip. Jisai sako, nes visa tai man yra perduota. Jeigu mes prisiminsim pradžios knygą, kaip Adomui buvo visa valdžia duota žemėje, nes jisai buvo kaip Dievo sūnus, jam duota valdyti visą žemę. Velnias šitą valdžią jam nebuvo perduota visų pirma, jis šitą valdžią gavo apgaulės būdu. Kaip jisai gavo? Jis pastoviai buvo Adomui meluojama, kad jisai kažko nebegali, jisai nebeturi valdžios, kad, ta prasme, buvo melo būdu pastoviai duodamos jam mintis įvairios, kuriom Adomas patikėjo ir po truputį pradėjo apleisti, kaip sakyti, visą tą valdžią į velnio rankas. Kaip tai atrodo? Visų pirma, tai buvo per labai ilgą laiką ir tai nebuvo per dieną, kad Ieva nusidėjo ir staiga visa valdžia per akimirką perėjo Luciferiui. Buvo ne taip. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, pasižiūrėkit, mums, tarkim, galim pasižiūrėti mes šiandieną į save. Tarkim, mes žinom, ar ne, kad mes esam nugalėtojai, mums yra atiduota visa, ta prasme, kad Jėzus nugalėjo, mes su Jėzum nugalėjome, mes galim daug dalykų pakeisti savo gyvenime, ne per Jėzų. Bet iš tikrųjų, kaip kartais ateina velnias ir jis meluoja mums, aš šito negaliu, aš čia jėgų neturiu, ar net tikėjimo man neužtenka, čia Dievas šito nepadarys, čia tave neišgydys. Žiūrėk, atrodo, ir vilties nebėra. Ta prasme, lygiai taip pat, kaip velnias ateina per mintis mumis atakuoja ir mes pradedam atiduoti, patikėdami velnio melu ir atiduoti savo poziciją, savo gyvenime, ar ne, tarkim, šeimos klausimus, sveikatos klausimus. Ta prasme, mes pasidarom tokie neturintis jėgos. Nors iš tikrųjų, aišku, Jėzus sako, be manęs nieko negalit padaryti, taip. Bet iš tikrųjų, taip, nes ir pasakyti apie velnį, kai jis ateina vogti, žudyti, pražudyti, kaip tai daro? Per melą. Lygiai taip pat per melą mes, tarkim, atiduodam savo tą gyvenimą į velnio rankas, ne? Lygiai taip pat buvo ir Adomui. Ir kai sako, aš kam noriu, tam duodu, nes visą tai ir man perduota, visų pirma, jis apgaulės būdu apgavo ir jis pradėjo valdyti, ta prasme, tą valdžią perėmė jisai velnias, ne? Bet dabar pasižiūrėkim, ką aš noriu pasakyti. Įdomus dalykas taip. Man šitą temą gimė nuo vieno liudijimo. Jeigu kas klausėte, ar ne, tas pats Šapovalov, aš klausiausi, jisai ten liudijo savo vieną gyvenimo epizodą, kai jisai dar nebuvo nei pastorius, jisai norėjo tapti profesionaliu sportininku. Ir taip gavosi, kad atėjo velnias ir pasiūlė jam, sako, jeigu tu tarnausi man, tai reiškia, kad tu turi sielą savo parduotą, ne, kaip mes tai vadinam. Sako, jeigu tu nusilenksi, tarnausi man, aš tau duosiu didžiulę sėkmę sporte. Nes tai buvo jo svajonė. Jisai daugiau savęs kažkur niekur nematys, nežinojo savo ateities, nežinojo, kuom jisai taps ar ne, bet sako, aš tau duosiu visą didžiulę sėkmę būtent sporte. Ir taip gausi, kad jisai atsisakė ir sako, tu už tai sumokėsi. Ir tada jisai velnias pasitraukė. Ir ten buvo toks įdomus momentas, kad po kiek laiko jis labai stipriai susižalojo treniruotės metu, ta prasme, pečius kažkaip ar jie išniro, kas ten buvo. Ir kur treneris pasakė, taip, kai atsitinka šitokios problemos, išnyra pečiai, reiškia, kad viskas, sako, tavo karjera baigta. Ir įdomiai kame yra. Ir po to jisai susitiko su Jėzumi. Ir Jėzus pasakė, kad
kadangi tu atsisakai, ar ne, va to Liuciferio pasiūlymo, sako, dabar aš tau duosiu valdžią ir jėgą savo karalystėje. Ta prasme, nes Jėzus sako, dabar, ta prasme, kad tu tarnausi man, tai aš tau duosiu tą valdžią ir jėgą karalystėje. Ar nesak mano karalystėje, sako, aš tave patepsiu, aš tave duosiu tau jėgos, duosiu tau išminties, visą kitą. Tai dabar vat, man ta tema kilo, kodėl? Aš pradėjau matyti tokius dalykus, tarkim, YouTube'ai ten pasižiūri, Facebook'e, įdomu tokį momentą, aš pagavau, kad daugelis, didžioji dauguma, netgi beveik visos įžymybės, ar tai artistas, ar tai dainininkas, ar tai politikas būtų, kas tai bebūtų, tarkim, tiek Amerikoje, tarkim, tiesiog vadinkim tai pasaulyje, visi yra pardavę savo sielas velniui. Nu kaip, aš negaliu pasakyti, kad visi, bet daugumas. Pavyzdžiui, kai pasižiūrėt, ten didžioji dalis jų yra tie masonai, iliuminatai, ta prasme, jie priklauso kažkokiom tokiam sektom ir jie yra pasišventę. Ir yra daug, ten matos, ir dokumentų visokių užfiksuotų, ir jie rodo ten visokius ženklus, kur tie masonai rodo. Ir tada aš supratau tokį dalyką, kad yra dvi karalystės, yra Dievo karalystė, ne, ir velnio karalystė, kuris sako, man čia viskas yra perduota, kam nori, tam duodu. Reiškia taip, kad jeigu tu nori būti įžymus, tu nori turėti sėkmę šitam pasaulyje, kad velnias neduoda sėkmės tiem žmonėm, kurie nėra pardavę sielos jam, visų pirma. Niekada. Visos tos įžymybės, kur ta prasme, ten galbūt yra vienetai žmonių, kurie nėra pardavę savo sielą. Vienetai, tarkim, artistų, dainininkų, ten irgi tokių visokių faktų išlenda, kad jie burtininkai lengiasi velniui, ta prasme, jie, ta prasme, aukoja visokias aukas, ar ne, kad gautų valdžią ir jėgą. Kodėl jie, tarkim, kai kurie dainininkai ten milijonus, ta prasme, stadionus renka žmonių, ar ne, tarkim, jų koncertus. Ir aš supratau, kad, tarkim, va šitam pasaulyje, ne, kuriam dabar valdo dar Liuciferis, pakol kas, kurie, jisai sako, man atiduota valdžia, norint būti kažko, ta prasme, norint įtaką, norint būti įžymus, ar ne, vat kaip tam Šapovalui sako, aš tau duosiu visą spindį, ta prasme, kad aš tau duosiu sėkmę, suprantat? Ir ką aš noriu pasakyti, kad aš labai senai dar buvau girdėjęs, labai senai irgi tokius liudijimus buvau girdėjęs, kad netgi pastoriai yra, kur velnias, ta prasme, ateina, jiems sako, tarnauk man, nusilenk man ir aš tau duosiu valdžią, jėgą, autoritetą, tu būsi žinomas. Ir lygiai taip pat ir Jėzui pasakė, nusilenk man. Sako, matai visą tą pasaulį, sako, čia aš valdau, kam noriu, tam duodu, bet prieš tai tu turi man nusilenkti. Esmė, kame visi, kurie turi valdžią kažkokį įžymybės ar ne, kurie įtaka kažkokią sėkmę, visi yra nusilenkę jam. Todėl, jeigu tu nori tapti kažkuom šitam pasaulyje, tu turėsi tai tarnauti kažkokiam šeimininkui. Dievas sako, dviejiem tu negali tarnauti, arba vieną mylėsi, kito nekesi. Dviejiem negali, tu turi pasirinkti. Ir suprantat, kaip ir pavyzdžiui, jeigu tu nori tapti kažkuom, ar neturėti sėkmę šitam pasaulyje, reiškia, tu turėsi pasirinkti arba Dievą, arba velnią. Reiškia, tu kažkam turėsi nusilenkti, kažkam tada parduoti savo sielą turėsi. Ir jeigu tai yra Dievas, tada jis tave padarys, bet jis padarys savo kanalais, ta prasme, nu, pavyzdžiui, kaip palyginti va tokį, ar ne, tarkim, yra toks įdomus faktas, sako, tendencija tokia, sako, kai žmogus pradeda ateiti pas Dievą, jis pradeda nusigręžti nuo pasaulio, jis pradeda kažkaip, kaip sakyti, visą sielą ieškoti Dievo. Ir kai pradeda prašyti, kad Dieve apvalyk mano gyvenimą, įdomus dalykas vyksta koks. Pradeda griūti visos sritis. Nu, ką reiškia visos? Esmė tame, kad, sako, pradeda griūti santykiai su žmonėm,
kažkokie verslai pradeda griūti, kažkokios situacijos ateina, ta prasme, kažkoks griuvimas, sako, mes nesuprantam, mes atėjom pas Dievą, mes galvom, kad dabar viskas gerai, bet ne, prasideda kažkoks griuvimas. Ir įdomi, kad aš mačiau savo gyvenimą tokių dalykų ir pas manęs buvo tokie momentai, kai ateina kažkokios situacijos griuvimas, ta prasme, pradeda atsitraukti kažkokie verslai galbūt neteisingi, ne? Santykiai kažkokie pradeda griūti, pasitraukia kažkokie žmonės, ne? Kažkokie situacijos, kur Dievas pradeda valyti. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad yra laikas, kai mums šitą pasaulio dvasia duoda kažkokioj srity sėkmę. Ir kai mes ateinam pas Dievą, Dievas sako, ne, aš tau neduosiu turėti sėkmę iš šito pasaulio dvasios. Todėl jis pradeda viską griauti, sako, aš esu tavo aprūpinimas, iš manęs turi ateiti teisingi santykiai su teisingais žmonėms, iš manęs ateina verslai savo laiku ir tie verslai ir tiek, kiek tu, tarkim, gali panešti ar ne, tarkim, tai gali būti, pavyzdžiui, ir bažnyčia, ne tokie dalykai, kaip lygiai taip pat kaip ir man buvo, aš turėjau tarnavimą, visą kitą, bet sako, Dievas, išeik iš to tarnavimo, nes aš po to, kai išėjau, palikau ir pradėjau ieškoti jį, Dievas sako, dabar pradėk, dabar, jau sako, aš tave patepsiu, aš tau duosiu jėgos, aš tau duosiu išminties, nes dabar šitą aš tau duodu, jis iš manęs yra atėjęs. Suprantat, šitas tarnavimas. Ir suprantat, ta prasme, ką jis daro. Tarkim, mes galim gyventi ir net nesuprasti, kad kažkokie dalykai neatėjo, bet būtent šito pasaulio dvasias. Ir Dievas sako, aš noriu viską duoti. Štai kodėl Biblijoje yra parašyta, sako, savo žodžiais pasakysiu, išeikit iš to pasaulio, ta prasme, iš to pasaulio dvasios, atsinaujinkit savo protą, atsijunkit nuo šito pasaulio, sako, nes jūs nepriklausot šitam pasauliui. Ką tai reiškia? Ne todėl, kad mes iš viso turim skristi kažkur į dausas, ar ne? Ne, ta prasme, dabar žiūrėkit, kaip Jėzus pasakė. Sako, šitas pasaulis neturi dalies manyje. Ta prasme, šita dvasia pasaulio, jis nebuvo priklausomas nuo šito pasaulio. Visas aprūpinimas, sėkmė, išmintis, antgamtinis aprūpinimas, viskas atėjo iš Dievo. Prisimenat, kai reikėjo mokėti mokesčius ir Jėzus sako, Petrui, nueik, pagauk žuvį, ten rado kažkokią monetą, kuri buvo labai didelė vertė, sako, sumokėk mokesčius už mane ir už save. Suprantat, štai ką reiškia gyventi šitoje žemėje, bet nepriklausyti šitam pasauliui, nesilenkti nei jokiai sistemai, ar ne? Nesilenkti jokiai sistemai, nes sako, jeigu tu lenksis, ar ne, tai sako, aš tau duosiu valdžią, ne? Luciferiui yra tikslas mumis įtraukti į kažkokią sistemą, ar ne? Ir kad būtent mes lenktumės, kad iš jo ateitų kažkokia sėkmė. Ir būtent, kas, aš pastebėjau, kai žmonės pasišvenčia, prasideda pirma griuvimas. Ką tai reiškia? Tai yra apvalymas. Suprantat? Tai yra apvalymas. Ir po to jau, kai ateina sėkmė kažkokiem srity iš Dievo, tada šitą sėkmę rūpinasi jau pats Dievas, tiek aprūpinimu, jeigu tu esi pamokslininkas, tai reiškia, ir tu, ta prasme, ieškai Dievo ir gyveni su juo, nereiškia, tu iš jo apreiškimus gauni, jeigu tu esi garbinto išluomtas, reiškia, ir giesmės naujas ateina, ar ne, tarkim, ir ta prasme, kad Dievas pradeda jau aprūpinti. Ir, pavyzdžiui, mane tai šokiravo iš tikrųjų tas faktas, kad, sako, yra pastoriai ir, pavyzdžiui, sklando netgi internete ir vaizdo įrašai. Ir dokumentai sklando, kad, pavyzdžiui, kai kurie pastoriai, netgi daugelis pastorių Amerikoje, jie priklauso masonam, iliuminatam, jie ten, šis iliuminatai turi kažkokius ten 33 pasišventimo lygius, kad jie priklauso jam. Ir iš tikrųjų, įsivaizduokit, netgi manoma būti pastoriui, būti atidavusiam sielą velniui ir būtent yra tos kai kurios mega bažnyčios, sėkmė jinai yra net ne iš Dievo, o iš velnio. Ir tai yra iš tikrųjų šokiruojantis faktai. Suprantat, nes velnias sako, kam noriu, tam duodu. Nesvarbu, tu gali būti netgi ir pastorius. Įsivaizduokit. Ir yra tokia kaip Joyce Meyer, kuri irgi pasirodo iš tų masonų ir
mane lygiai taip pat šokiravo. Yra ir Billy Grahamas, pasirodo, irgi jisai buvo masonas. Aš, ta prasme, negalėjau net protų suvokti, ta prasme, ten visa istorija tokia yra apie jį parašyta, kaip jisai, ta prasme, atėjo, jam pasiūlė, jisai sutiko, jisai tapo masonu ir staiga atėjo sėkmė didžiulė ir laikraščiai pradėjo rašyti, žmonės pradėjo plaukti, ta prasme, taip, tai yra protų nesuvokiama iš tikrųjų, bet pasirodo galime ir va tokie dalykai. Ir Liuciferis sako, kam noriu, tam duodu valdžią, įtaką, sėkmę. Ir sako, Jėzui sako, aš tau duodu visą valdžią ir visą spindėsi šito pasaulio. Suprantat, visos įžymybės, jos ten, va, tarkim, bet jie nusilenkė velniui, ar ne, atidavė savo sielas. Ir jie už tai gauna tas spindis. Ir aš esu daug girdėjus ir pastorių, ir tokių, ir žmonių, kurie daugelis gavo pasiūlymą iš Liuciferio nusilenkti jam ir jie nesutiko. Ir daugelis yra sutikusi. Ir iš tikrųjų Amerikoje yra masiškai tokių pastorių ir bažnyčių, kurie iš tikrųjų yra masonai. Ir tarkim, į kai kurias bažnyčias netgi žiūri, ten iš viso matosi tokie šou elementai. Gyvojo Dievo nėra. Ir masiškai eina žmonės ten. Ir aš, pavyzdžiui, sunku kartais ir suvokti, kodėl taip vyksta, bet kaip iš principo, dar kaip yra tas malonės laikas, dar leidžia atsigręžti, dar leidžia atgailauti jiems, ne? Ta prasme, kad Dievas neiškart, jis sako, jis yra tas, kur ilgai, ta prasme, turintis didelę kantrybę, ar ne? Ir va tie dalykai, bažnyčios dabar iš viso tokie įdomus dalykai visam pasaulyje, sako, teismai prasideda nuo Dievo namų. Va tokie kaip dabar paskutiniai metai, taip kaip vienas po kito didžiausi ten, tarkim, krikščionys pastoriai, kurie turi labai didelius vardus, žinomi krikščioniškam pasauliu, yra atveriamas vienas po kito, atveriamas jų nuodėmės, jų kritimas ir šlovinimo lyderiai. Ir, žodžiu, pasirodo, ir gėjais galima būti pastoriais, kur iš vienos bažnyčios atleido pastorių, gėjais kitoj bažnyčiai priėmė. Ir, ta prasme, šlovinimo lyderiai pasirodo išaiškėjo daug metų ten nuodėmiai gyvenantis. Ta prasme, daug yra pastorių, ta prasme, sėkmininkuose, ten, kur ten Ukraina, dabar aš nepamenu, ar baptistai nepamenu irgi, pastorius pedofilas. Ir svarbiausia, kad visi šitie žmonės, kaip sakyti, man tik tiek klausimas. Ta prasme, kad Dievas taip jisai viską iškelia dabar. Daug tiesiog yra purtoma bažnyčia visam pasaulyje. Dievas iškelia tuos dalykus. Man tai klausimas, kodėl žmonės yra tiek akli, kad jie nesugeba atskirti, kas yra vedinas Dievo, o kas yra ne. Ir dar tokį vieną dalyką paminėsiu, daugelis galbūt klausėt va tokio dalyko, kodėl velniui yra leista šitam pasauliu veikti. Kodėl Dievas negali jo sutvarkyti, kad viskas sustotų, jis nebūtų to chaoso šitam pasauliu, kodėl iš viso velnis nėra kažkur užrakintas ar numarintas, ta prasme, kodėl Dievas daleidžia va tokius dalykus, kodėl mes dar turim vargti šitam pasaulyje, vargti su nuodėme, vargti su problemo priklausomybė ir panašiai. Šiaip aš spėju, kad daugelis yra uždavęs tą klausimą, tai va tokį dalyką aš dar noriu duoti suprasti, kad Dievas tai gali jisai sutvarkyti ir kai mes skaitom tūkstantmetės karalystės pabaigoje, Jėzus tars tą paskutinį žodį ir visas priešas bus nušluotas nuo žemės paviršius. Ir tada ten, ta prasme, bus galas, viskas, su tuo bus su nuodėme, su mirtim, bus į ugnies ežerą ir pragaras irgi bus į ugnies ežerą, Liuciferis, ten pranašas, visi bus į ežerą, bus sutvarkyti, ta prasme, tada ateis galas tai tamsai. Klausimas, kodėl dabar dar viskas yra. Esmė tame, kad Dievas tai gali sutvarkyti, bet
Vienoje maldoje aš turėjau tokį pokalbį su Dievu, kur aš skaičiau vieną knygą, ten vadinasi Drevnėje Daroški, ten viena moteris rašo, kaip buvo Liuciferis sukurtas, kaip viskas vyko iki kritimo, kokie ten procesai, kaip jisai gyveno, ta prasme, kaip jisai tą angelus, trečdalį angelų, ta prasme, nusitempė su savim, kaip viskas vyko, ten rašoma. Ir ten rašo, kad ten milijonus metų vyko tas procesas, ten buvo ilgas, kaip jis manipuliavo, kaip pati pirmoji nuodėmė gimė jame, Liuciferė, ne? Kaip jisai pradėjo manipuliuoti angelais, kaip jie buvo apgauti, vieni nebuvo apgauti, visas tas procesas. Ir aš Dievo užklausiu, sakau, taip, tarsi vienoje maldoje sustoju ir pagalvoju, Dieve, tai palauk, jisai būdamas absoliučioj šviesoj, ne, aš pasakiau taip, kad jisai tiesiog iš šviesos perėjo į tamsą, Liuciferis. Ir Dievas man pasakė, jis ne tik šviesoj, jis būdamas, sako, absoliučioj šviesoj, sugebėjo iš šviesos pereiti į absoliučią tamsą. Ten, skaitykit, dangui, ten viskas tobula, ar ne? Meilė, ramybė, nuodėmės nėra. Ir jisai sugebėjo visą tai sukurti. Ir Dievas sako taip, o jūsų tikslas yra iš tamsos pereiti į šviesą. Ta prasme, per Jėzų. Dabar įsivaizduokit, suprantat, kaip Dievas taip viską gali sutvarkyti velnią per akimirką, vienu taip, bet jis to nedaro. Kodėl? Todėl, kad mes tai turim daryti. Dabar žiūrėkit, lygiai taip pat, kaip Adomas atidavė savo poziciją, kaip per melą. Suprantat? Lygiai taip pat per melą, ar ne? Poziciją atidavė velniui. Ir sako, man atiduota, jis neatiduota, jisai per melą pasiėmė. Suprantat, meluodamas, kad Adomas jau nebeturi jėgų, kad jisai čia nebevaldo, ta prasme, daug tokių dalykų vyko, ta prasme, melas, kur Adomas pradėjo patikėti ir pradėjo, kad jisai jėgų nebeturi, kad jisai čia Dievui nebepriklauso, ar Dievas jį čia gal ar nebemyli, gal jau nusigrįžė, ta prasme, suprant, kai nuodėmė ateina, pradeda užliuliuoti smegenis, ta prasme, pradeda žmogus gyventi mele ir automatiškai tada jis pradeda daryti taip, kaip jam protas sako, kokia melė jisai gyvena. Lygiai taip pat dabar Jėzus sako, aš jums duodu, aš nugalėjau. Suprantat? Ir reiškia, mes nugalėjom kartu su juo, jisai duoda mums instrumentus. Dabar iš tamsos, suprantat, vėl pereiti, sugrįžti į tiesą, bet visa kova įdomiai kaip vyksta žmogaus sieloje. Suprantat? Mes nekovojam su velnius, mums į padangą pribėgęs neįkanda, ar ne? Mes su juo su kardu nekovojam, ten nesimušam su juo. Visa kova vyksta čia ir čia. Suprantat? Kas yra sieloje? Siela yra tai protas, jausmai, valia. Kova vyksta mūsų sieloje. Tarkim, reikia atleidimo, kova vyksta čia. Sprendimas, atleidimo vyksta čia, ar ne? Turiu daryti kažkokį sprendimą, tarkim, pradėti ieškoti Dievo. Vėlgi viskas vyksta čia, aš darau sprendimą savo sieloje. Suprantat? Reikia atleidimo, reikia nuolankumo, reikia pasišventimo, reikia, tarkim, sako, atsižadėkit šitą pasaulį, pakeiskit mąstymą, ar ne, Paulius sako. Suprantat, visur vyksta žmogaus kova, vyksta viduje. Suprantat, ir žmogus renkasi. Ar jis renkasi kovoti, ar jis renkasi išmokti atskirti gerą nuo blogo, ar jis renkasi pažinti Dievą, ar jis renkasi atleisti, ar jis renkasi, tarkim, kovoti su melu, kovoti su tinginystė, ar ne? Ar jis renkasi. Suprantat, Dievo tikslas yra taip, ne tik, kad mes čia išsigelbėtumėm, susikraunam lagaminus ir greit iš čia. Suprantat, Dievo tikslas, kad mes pereitumėm per procesą, o Liuciferis yra kaip pagalba mums. Jeigu nebūtų tamsos, nebūtų spaudimų, nebūtų įsižeidimų, kaip mes išmoktumėm mylėti, kaip mes išmoktumėm atleisti. Suprantat, Dievo tikslas taip, iš tamsos pereiti į šviesą, apvalyti savo gyvenimus, pakeisti mąstymą, ar ne, pasišvęsti. Jėzus sako, kas neseka manim, nevertas manęs, ne? Pasišvęsti, nebešvaistyti gyvenimą. Suprantat, dabar čia žemėje mes ateinam dirbti, o ne poilsiauti. Čia yra darbas, danguje šitos galimybės nebus.
taip kaip mes dirbsim čia žemėje, į ką mes investuosim savo gyvenimus, nes išgelbėjimas, jis nesitęsia per vieną akimirką. Išgelbėjimas tai yra viso gyvenimo projektas. Suprantat, ir Dievas galėtų va taip Liuciferį sutvarkyti, bet tada kaip mes eisim per procesą, suprantat, mes turim apsirengti savo teisumo darbais kažkokiais. Ir kaip Apreiškimo knygoje rašo, kad jie apsirengė baltą tyrą drobę, tai yra teisiųjų teisūs darbai. Suprantat, mes turim jais apsirengti. Ką mes atsinešim pas Dievą, kokius darbus. Ar aš išmokau mylėti, kaip kažkas irgi sakė, kaip regėjimą matė, ar sapnas buvo, aš nepamenu. Sako, mes kai susitiksim su Jėzumi, bus vienintelio klausimo paklausta, ar tu išmokai mylėti. Ar tu išmokai mylėti Dievą, ar tu išmokai mylėti savo artimą ir save. Kaip save patį. Suprantat? Ar tu išmokai atleisti. Atleidimas irgi yra meilė. Pasišventimas irgi yra meilė. Suprantat? Pasiaukojimas meilė. Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip atiduoti savo gyvybę. Ar ne, lygiai taip pat gali tekti kai kam suspaudimo metu ir tai patirti. Suprantat? Ir mūsų tikslas, kol dar yra čia žemėje laiko, mes turim investuoti save. Investuoti save. Į pasišventimą, į meilę, į kantrybę, į ilgą ištvermės išbandymą, ar ne, nuolankumą, tikėjimą išlaikyti. Suprantat, nes apdovanojimą gaus tik tie, ne tie, kurie labai stipriai ėjo ir ant galo pavargo, bet tie, kurie išlaikys iki pat galo. Suprantat, ir čia Liuciferis tam, kuriam atiduota valdžia, suprantat, jis ir kaip pagalba, jis mums daro spaudimą, ir Dievas visada neduoda daugiau, negu aš galiu iškęsti ir pakelti. Reiškia, tiek, kiek man duota, tiek aš galiu pakelti. Ar tai lygos, ar tai santykiai, ar finansinės problemas, kas tai bebūtų, suprantat. Bet taip Dievas mus treniruoja ir mokina, kaip iš tamsos perėti į šviesą. Net, tarkim, man reikia atleidimo. Daug kartų yra buvo taip, kad, tarkim, mane kažkas įžeidžia, tokių situacijų sunkių buvo, kur aš nueidavau maldą, aš net negalėdavau melstis, aš tiesiog stovėdavau, verdavau jo akivaizdoje, bet aš vis tiek eidavau ir darydavau sprendimą atleidimų. Čia pastovų, tiesiog tas gyvenimas ir pastovi kova, kaip iš tamsos perėti į šviesą. Štai koks mūsų tikslas yra čia žemėje, suprantat. Ir tie, kurie nori būti kažkas Dieve, jie visų pirma turės atiduoti savo sielą Dievui. Dabar žiūrėkit, šitam pasaulyje nėra, tarkim, velnias neduoda krikščionim jėgos, ne, kad jie galėtų tapti kažkuom, jeigu tai tik nepriklausysi jam, suprantat? Mes netapsim kažkuom, jeigu nepriklausysim Dievui. Bet Dievas tars paskutinį žodį šitam pasauliu. Paskutinis žodis ir jo bus, ta prasme, jis padės tašką. Visa valdžia vis tiek turi ateiti dar pasireikšti. Nes Izaijo knygoje parašyta 60 skyriui sako, ateis tamsa, bet iškart turės pakilti pati didžiausia šviesa ir padaryti įtaką visam pasauliu. Bet jis padarys tik tiem, kurie yra pasišventę Dievui ir kurie atidavę savo širdis Dievui ir priklauso jam. Kitaip dar galim sakyti, pardavę sielas Dievui gerąją prasme. Suprantat? Ir taip, kad dvi karalystės, kuriam priklausai tu, ir nebijokit, kai jūsų gyvenimai griūna, kai tu ateini pas Dievą, reiškia, jis tave apvalo, ir kai jis apvalys, tada jis į tą vietą duos tinkamus žmonės, tinkamus verslus, tinkamas situacijas, jis atidarys duris ten, kur turi eiti, uždarys duris ten, kur tu neturi eiti ir panašiai. Taigi tiek, dvi karalystės ir kam tu priklausai.